Sveiki, ponia, gal galėtume jūsų paklausinėti apie... Nematai, kad už sienas, Gerai. Sveiki, malonu, ką jūs. Malonu. Galime įsirašyti interviu. Taip. Sutikimas yra. Sveiki, ponia. Matau, kad... labą dieną. Labą dieną. Žinau, kad čia neįprasta aplinka tokia, bet aš žiūrėk, Kadna. Na, vienu žodžiu, mes atėjom jūs apklausti, padaryti jums interviu apie vieną žymų dainininką. Jo vardas yra Michaelas Jacksonas, tikriausiai esate girdėję. Tikriausiai girdėjęs. Gal žinote keletą jo dainų? Šimona, jeigu neklysta. Ką? Sveika, ką jūs malonu? Sveiki, Laiva. Laiva, malonu. Šiandien norėtume padaryti interviu apie Michael Jacksoną. Na, sveiki. Tai jau ilsitės, jau Taip. galim. Aš atsiprašau, kad aš jūs iškeikiu. Klausinėti apie žymų, tikriausiai jums žinoma, dainininką Michaelą Jacksoną. Ai, čia tas, kur dar? Taip, būtent. Ir būtent mes norėjom labai padaryti interviu žmonėm. Šiandien suėjom paklausinėti apie Michaelą Jacksoną. Žinom. Žinot jo dainų, galėtume paklausyti. Billie Jeanas yra. Pirmas klausimas jums būtų, koks buvo populiariausias Michaelo Jacksono šokio judesys? Moonwalk. Man atrodo, moonwalkas, jeigu neklystu. Bingo! Patakite tiesiai į... Žinau, bet pala, kaip jisai vadinasi? Sunwalk? Ne, pala, Moonwalk. Pataikė. Kitas klausimas būtų, jūs matėte, kad Michaelas Jacksonas iš pradžių buvo tamsesnės odos spalvos, tačiau po to pakito jo odos spalva į šviesę. Gal žinote, dėl ko tai buvo, kokia priežastis to? Ar tai, man atrodo, tai buvo kažkokia liga, man atrodo, jinai prasideda iš V raidės. Jo, panašiai, vitiligo. Gerai sekantis klausimas. Michaelas Jacksonas turėjo augintinę beždžionėlę. Kaip manai, koks buvo jos vardas? Susijęs su tokiu sferiniu objektu iš muilo. Kartais ne burbuliukas? Vėl matyt apsiskaitęs labai apie jo... Anksčiau mano mėgstamiausias kūrėjas. Gal žinote, kokio populiaraus muzikanto dukterį vedė Michaelas Jacksonas? Ne, tikrai nežinau. Tikriausiai iš vis nežinojau, kad jis vedė, nes... Oh, wow! Toks Eltonas... Eltono Johną. Presley. Geras, ne? Gal tai jūs nustebins, bet jisai vedė Elvio Preslio dukterį Lizą Mariją Presley. Negali. Reikės pasidomėti, žinau. Montuotojų prašyčiau šitą iškirpti. Aš atsiprašau už savo necenzūrinius žodžius, bet Na taip, nervai pažeisti, gerai viskas aišku. Debilai. Puikiai pataikėt. Taip, jisai vedė Elvio Preslio dukterį Lizą Mariją Presley. Turim paskutinį klausimą ir šitas sunkus. Taigi, kaip Michaelas Jacksonas buvo modifikavęs, patobulinęs savo asmeninį rančą ir kaip jis jį vadino? Pavadinimas ėjo iš jo mėgstamiausio Disnėjaus filmuko. Žodžiu, iš filmuko, kur buvo Peteris Penas. Atsimeni, kaip vadinosi viena pagrindinė erdvių. Gal žinote, kaip Michaelas Jacksonas buvo modifikavęs savo asmeninį rančą ir kaip jis... Niekados šalis, ar kaip jinai vadinosi, aš neprisimenu tiksliai. Niekados šalis? Ne šitas? Matau, tikrai visai nemažai nusimanote apie šitą asmenį. Gerai. Sėkmės. Dėkui labai už jūsų laiką. Sėkmės ir kitose atsiprašom. interviu. Dėkui labai. Viso gero. Ačiū labai, kad sukaupė jėgas atsakyti į tos kelius klausimus. Ačiū už interviu labai tau. Atsakėte į 3 klausimus teisingai iš 1, 2, 3.
Ne, 5 buvo. Ačiū labai jums už, kad dalyvavote interviu. Pala, leisk mane į tarpą, patuku. Nu baig filmuot.